Taigi, gerbiami žiūrovai, aikštėje Lina Stankevičiūtė ir poni klasės žirgelis Starlight. Poni klasės žirgelis negali viršyti 1,48 cm aukščio ir su poni klasės žirgais dažniausiai varžybose ir mėgėjiškame sporte dalyvauja vaikai. Taigi, kaip matome dabar, Lina Stankevičiūtė jaunoji raitelė iš Kauno ir poni klasės žirgelis, kuris neviršija 1,48 cm. Kalbėtas atvykęs iš Kauno rajono Lina Stankevičiūtė ir mažasis žirgelis Starlight. Starlight, kaip minėjau, priklauso ponui Mečislavui Kudziveliui. 0 baudos taškų per 71 ir 85 sekundės. Taigi, bet paprašysime Mečislavą Kudzivelio patvirtinti, kuris iš jo dviejų žirgų čia yra Avangardas ar Averas. Avangardas! Avangardas. Taigi, sako, čia žirgelis Avangardas. Tai 9 metų ponigaitės žirgelis Avangardas, priklausantis ponui Mečislavui Kudziveliui, bet atvykęs iš Kauno. Kaip minėjau, šie maži dailūs žirgeliai neturi viršyti 1,48 cm, tada jie gali vadintis poni klasės žirgais. Ir poni klasės žirgais daugiausiai joja vaikai, mėgėjai, jie puikūs draugai. Maži, bet gerai šokantys žirgeliai, taigi stebėkime šio nepaprastai gražaus žirgo pasirodymą. Taigi matote ir mažas žirgelis, kurio ūgis vos 1,48 cm meta iššūkį ir didesnio ūgio žirgams 0 baudos taškų per 61 ir 80 sekundės dalis. Tai šis šonas. 29 duetams kol kas lyderiauja Žydrūnas Garbenis ir Žydas Kuiksep, surinko taškų maksimumas 65 taškai per 56 sekundžių. Sako, apie būna kuris raitelis. Mergišiaus geriau šokinėja negu... Sakau, mergišiaus geriau šokinėja negu arkliai. Ne. Numetį. Kur? Numetį? Nu, va, aš numetį. Ai, tą dvigubą. Nes vienas takas. Yra, dabar šitą 10-tukę, kad tik paėmą.
Laikas tai geras, taškų dar nebuvo pagal tai. Opa! Laikas tai geras, taškai visi gerai. Būtų važiuot, sako, jie atradali, bet vis tiek. Nu tai Atsiprašau, aikštėje yra Lina Stankevičiūtė ir žirgas Avangardas. Sidulba žiūkukas sakė, kad jis... nu tai sakau, čia asiliukas, kurva nerima. Čia poliukas, neįs. O, Čia nesikeik, labai aš įrašą darau. ką? Nesikeik, labai įrašą darau. Viskas girdis. Atsiprašau. Tai ištrink. Paskui jau negalima, gamna mergaitė parodys, kaip jis šaulė eina. Sakys, kas čia per dėdė keikėsi taip. Jo. Tai jūs jo nefilmuokit. Filmuoju. Sakykite, tu Pala, pala, pala. iš tas smutkus. Gerai, pėri. Ale eina gerai. Nu va, ir tavo mažiukas. Nu tu blemba. Nu, blemba galima sakyti. Aš šitą tai žinau. Jeigu pavarų dabar datuos, Pėris. Nu ta dičkė taip. Nu tai kad vis pažiūrėjai per pusę tuos arklus mažesnės. Sakė, kad čia tos polių, tai pirmą kampūrą, žinai, ketvirtų vietų. o, Na, dabar matysim. matysime. Na, Lina, paskutinė. Šokam! Hei! Kaunuoliai tikrai. Taip, čia 7 laikas. Na ir kągi, gerbiami žiūrovai, viską jūs puikiai matėte patys. Šis mažas žirgelis, kaip minėjo, jau po 1,48 m, tai yra ponių klasės žirgas, meta iššūkį didiesiems savo